visi mano panteriukai, su jumis aš jūsų mylimiausia Amelija ir šiandien yra mūsų vlogas. Tai atsiprašome, kad mes pradingome mėnesį. Tiesiog mes nežinojom, ką mums filmuoti ir šiaip sunku buvo. Mokykla, taip toliau. Jo, ir dabar kaip atėjo vasaros atostogos mano dukrelėm, mes galim jau filmuoti vlogus. Galim filmuoti vlogus. Tai gerai, mes jau nebekalbėsime, o pradėsim. Stop, tu dar iki šiol manęs nepasubscribinai, tu dar drįsi žiūrėti mano video. Dabar tu greitai nusileisina pačiu tokį mygtuką atrask, prenumeruoti arba subscribe, paspausk ir nepamiršk varpelio. Būčiau labai dėkinga, ačiū. Tai žodžiu, šiandien mūsų bus vlogas, kaip mes važiuosime į miestą. Ir šiandien pas mus labai geras oras, mums bus 25 laipsniai šiandieną. Tai mes važiuosim gal į kokį prekybos centrą ir tada pasivaikščiosim po miestą. Pas mus mieste atsidarė tai nauja kavinė kažkokia, ar ten dar kažkas. Tai žodžiu, mes tenais nueisim, galbūt ir taip toliau. Tai gal jau einam. Taip, šiandieną pas mus yra toks mini challenge, kad mes šiandien visur važiuosim be mašinos. Arba eisim pėsčiomis, arba mes važiuosim su autobusu. Pas mus kažkas atsirado miestelė kaip tramvajus, ar ten autobusas. Tai taip, mes dabar pirmą važiuojam į prekybos centrą pavalgyti, nes mes dar nieko nevalgėm šiandien. Tik pusė. O dabar yra 11 valandų, tai pietų metas. Šitai pietų metas yra 12. Koks skirtumas, Sofija, važiuojam. Va, kaip tik. Čia realiai net nesuprasi, kas tai. Žodžiu, įeinam. Taip mes įėjame. Aš čia tipo reikia bilietuką turėti. Jo, arba jūs galite nuskanuoti va čionais ir gausite bilietuką. Tiesiog bus nuskaityta, kad jūs esate. Jeigu jūs nuskaitysite, tai jūs visą dieną galėsite važinėti nemokamai. Čia kažkokia laisva vieta, mes atsisėsim, nes mes, aišku, nesuprantam, kas tai yra. Bet pagal tai, man atrodo, kad čia yra tramas. Tai su šituo, aš nežinau, ką mes nuvažiuosim. Čia daug stotelių ir kažkur nuvažiuosim. Čia mūsų stotelė, tai gal lipam. Tai žodžiu, mes atėjom ir dabar mes gal pirmą pasivaikščiosim, čia biškį pasižiūrėsim ką nors, gal kažką ir nusipirksim. Jo, ir tada mes eisim, sakykim, pietauti. Praėjo 1 valanda. Mes pavaikščiom po visą prekybos centrą ir mes nieko gero netradom. Nuėjome į parduotuvę, Sofijai reikia tokio džemperio kažkokio, tai reikėjo. Tai, žodžiu, nebuvo to džemperio ir mes pavaikščiom visą valandą po visas parduotuvės ir mes nieko gero netradom. Jo, dabar mes jau varysim valgyti. Taip mes jau kilome į 3 aukštą, tai mes eisim dabar valgyti. Tai žodžiu, mes atėjome į šitą mūsų mėgstamiausią restoraną, kuriame mes atėjome pavalgyti ir iš jo mes kartais užsisakinėjom maistą, tai žodžiu, mes dabar kažką užsisakysim. Tai labą dieną, mes norėtume užsisakyti maistą. Taip, gerai, ką norėtumėte užsisakyti? Taip, aš norėčiau užsisakyti bulvių fry, norėčiau salotų ir tada aš norėčiau tų kažkokių ten krevečių. Gerai, ką jūsų dukra norėtų? Aš tai norėčiau, net nežinau, aš norėčiau irgi bulvių fry
Tada norėčiau sumuštinio paprasto cheeseburgerio. Ir viskas. O iš gėrimų, ko norėtumėt? Iš gėrimų norėčiau galbūt... Tai ten pas jūs galima įsipilti. Taip, mes jums atnešime, jūs įsipilti gėrimą kol kas. Gerai. A jūs mokėsite grinais ar kortelę? Kortelę. Gerai. Ačiū. Kažką užsisakė. Jau užsisakė, tai duotų. Nunešat užsakymą, gerai? Nes daug klientų čia. Taip, žinau, nunešiu. Gerai, aš norėčiau šitokio gėrimo. Taip pat dukrelę kokią norim. Ledukų įsidėsiu savo. Ir norėčiau praškinio šitam. Greitai einam atsisėsim kur nors, einam. O čia nais, kaip tik. Gerai. Laukiam mūsų užsakymą, tai susitiksim, kada jau atneš mūsų užsakymą. Taip, parašiau. Skanaus. Ačiū. Nu va, mes jau pavalgėm, tai dabar mes jau važiuosime kažkur pasivaikščioti į miestą. Taip, nes mes dabar jau pasistiprinam ir dabar galima važiuoti vaikščioti. Tai dabar mes jau laukiame mūsų tramo. Mes jiem čia labai daug žmonių. Tai mes turim atsisėsti čia nais, nes mes patikrinam, tenais nėra vietų. Dukrelė, tu nori sėsti? Jo, aš pasėdėsiu. Gerai, aš pasėdėsiu. Taip, mes jau atvažiavom, reikėjo biškį paeiti. Tai mes atvažiavom čia pas mūsų gintarę. Taip, žodžiu, mes jau atėjome čia nais. Čia pas mus padarė naują tokį kaip takelį pasivaikščiojimo. Tai mes apžiūrėsim, nes mes čia dar nebuvom niekada. Kavinės visok, pasėdėti galima. Čia yra kavinė. Taip mes čia biškį pasifotkinom su Sofija, tai dabar mes einame jau toliau. Čia galima paspirtuką pasimti. Jo. Gerai, nu tai toliau vaikščiokim. Žiūrėk, tenais lėktuvas skrenda. O jas, kaip faina. Jisai čia leidžiasi ar kyla? Jisai čia leidžiasi, nes jis labai žemai skrenda. Tai mes pavaikščiom ir mes išlindom jau čia nais. Ir man atrodo, čia visai buvo neblogas vlogelis. Tai dabar ačiū, kad žiūrėjote. O dabar iki.